Stilius, mano manimu, asmeniškai man, yra iš drabužių susikurtas stilius, nes tokio daikto kaip mada nebėra. Yra tiesiog savęs kaip individu išreiškimas. Gyvenimo būdas, išvaizda, ne vien rūbai, visas žmogus. Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto surengtame tarptautinėme mados šou apkalbos 2012 jaunieji dizaineriai iš Lietuvos, Estijos, Suomijos, Baltarusijos ir Ukrainos pristatė naujausias savo kolekcijas. Šiais metais meno apkalbom žiūrovai rinkosi iš 20 autorių, kurių jauniausieji vos 15 metų darbų. Tos apkalbos tas renginys, kuris yra nekonkursinis, nes konkursas paprastai žmogų pastato į tam tikrus rėmus, o čia yra kūrybiškumo ugdymas jaunam žmogui. Jis yra pirmakursis, jeigu jis gabus, jam leidžiama parodyti savo kolekciją. Ir ta kolekcija kartais būna visiškai tokia išskirtinė, įdomi, negu tai, kuris ten eina į konkursą, žiūri ten kažkokius, kad kriterijai atitiktų ir panašu. Mes siekiam parodyti jaunų žmonių kūrybinius siekius, kūrybinius laimėjimus, pasirodyti Kauno visuomeniai. Iš studentiško renginio į įspūdingą šou išaugusi šventė sudaro galimybę jaunam kūrėjui iš arti pažinti, koks yra mados pasaulis. Sakyčiau, tai besimokant mūsų Kauno kolegijoje yra pati didžiausia galimybė. Tai yra labai puikia proga pažiūrėti, kaip tai vyksta, tiesiog išbandyti savo jėgas, taip sakant, pasižiūrėti, kaip iš šono atrodo kolekcija ir pajusti, kas tai yra, pristatyti, parodyti visiems. Iš tikrųjų ilgai ruošiausi ir man tai yra tikrai svarbu, nes tai mano pirmas pristatymas kolekcijos. Manau, viskas bus gerai. Tarp menininkų ypatingai konkurencija. Aš pasakyčiau, kartais truputį net ir nesveika, nes mes labai daug bendravę su savo guru, reiškia, dizainerių, rūbų dizainerių, tai yra su Juozu Statkevičium, kuris jis sako, kad tam, kad aš galėčiau išeiti į tą visuomenę, aš turėjau įrodyti būti ne galva, bet 3 galvom aukščiau už tuos, kurie kažką turėjo paramą. Jeigu turi daug ambicijų ir didelius siekius, tai be abejo nėra lengva. Reikia būti labai atkakliam, labai nepaprastai darbščiam ir dar be abejo ir talentingam. Kolekcijos autoriai pasakoja, kad kurti juos skatina gamtos harmonija, miesto šurmulys, istoriniai motyvai ar net erotikos elementai. Aš manau, kad dabar labai svarbus draugiški aplinkai elementai. Kurdama galvoju ne tik kaip drabužis atliks savo funkciją, bet ir kaip jie gali paveikti gamtą. Aš nežinau, ar tai madinga visame pasaulyje, tačiau bent jau Skandinavijos šalyse ši mintis itin gaji. Mane įkvėpė senovės šarvai. Aš panaudojau, senovinių šarvų transformaciją, perkeliau į paltinės medžiagas, kūriau vyriškų ir moteriškų švarkų kolekciją su transformacijom. Plus įterpiau lietuvių liaudies paveldo, tai yra metalinių kryžių ornamentiką. Aš pati nesilaikau taisyklių, kuriu tai, kas man patinka, žmogus tiesiog susiras mane. Ir nereikia laikytis taisyklių, reikia būti individualybei ir kurti, kas patinka. Organizatoriai neslėpia, kad vienas iš renginio siekių yra sukelti kuo didesnį šurmulį. Apie apkalbas ir tai, ką išvysta jose, jauni dizaineriai, draugai ir konkurentai kalba dar kelis mėnesius. Tikinama, kad šou keičia nusistovėjusius stereotipus apie Kauną kaip apie miestą neva neturintį skonio. Kaunas pakankamai. Dar jam trūksta, sakyčiau, iki to pačio Vilniaus, bet po truputėlį tobulėja. Ne visada, ne visur, bet pastaruoju metu pastebėjau, kad iš tiesų žmonės tampa stilingesni ir Kaune. Yra labai daug žmonių, kurie su skirtingais stiliais, kultūrom ir tai matosi Kauno gatvėse. Taip, Kaunas yra stilingas. Mados šou apkalbos padėjo žengti pirmuosius žingsnius ne vienam, dabar jau garsiam dizaineriui. Pirmasis savo kolekcijas čia pristatė Egidijus Sidaras, Kristina Kruopenytė, Jurgita Stakauskaitė, Kęstutis Lekeckas ir kiti dabar jau žinomi Lietuvos kūrėjai.